Labą dieną, brangiai, gerbimieji, mylimieji. Tebūnie ramybė su jumis. Noriu truputį pasidalinti, iš tikrųjų, kažkaip tai tenka daug bendrauti su žmonėmis, daug bendrauti su žmonėmis, kurie vadina save krikščionimis ir norėčiau kažkaip tai pasidalinti apie tuos dalykus, pagrindinius dalykus, kurie yra krikščionybei pamatiniai dalykai, kurie yra patys svarbiausi, be kurių tu negali judėti toliau, sakykime. Ir matau kažkaip tai, kad krikščionės, save vadinantys žmonės, stovi visai, be pamato krikščionybė, sakyčiau, gal, ir nepažindami pagrindinių tikslų ar tos krikščionybės tiesų, kas yra krikščionybė, iš kur jin yra, dėl ko tu vadiniesi krikščionį ir taip toliau. Tai tokias pagrindinės tiesas, kurios iš tikrųjų mane stebina, kad žmonės save vadina krikščionimis ir tvirtina labai tvirtai, kad taip, aš teisus, aš žinau, aš krikščionis, čia su manim viskas gerai. Ir aš manau, kad to tikrai nėra taip, kaip jie sako, bet tai vėlgi dalinuosi ne dėl to, kad kažką norėčiau sužeisti, kažkam kažką įrodyti, bet paprasčiausiai, kad matau, kad žmonės dėl nepažinimo eina į pražūtį. Taip ir Dievo žodis sako, žūsta mano tauta dėl žodžio pažinimo stokos, kaip sakant, dėl to, kad nežino tiesos. Ir tai tas pagrindinis dalykas, kad aš einu į gatves, mes einam, evangelizuojam kažkaip tai su žmonėm, kalbam, bendraujam. Ir žmonės, kurie savo vadina krikščionimis, jie iš tiesų neskaito Dievo žodžio. Jie visiškai nežino, kas tai yra krikščionybė, kas tai yra Dievo žodis, ką ten rašo. Yra dalis, kas žino, yra dalis, kas dalinai žino. Iš tikrųjų, netgi man iš savo artimųjų teko kalbėti su kai kuriems žmonėm ir jie nežinau, jie turbūt, kai aš dalinuosiu su jie, daug kas mane gal skaito kažkokiu sektantu ar ko nors, bet tai tik dėl to, kad galbūt, kad aš daugiau žinau tiesos negu jie. Ir jiem taip yra patogu kalbėti paprasčiausiai. Ir kad aš sakau, tau reikia pažinti tiesą, kuri tave išlaisvintų ir kad tu žinotum, kas tu esi, dėl ko tu eini į bažnyčią ir ką ten darai. Tau reikia skaityti Dievo žodį. Skaityti jie ne tam, kad skaitytum, kad tu daug žinotum, bet tam, kad tu pažintum tiesą, pažintum save, kurioje tu vietoje esi. Man sako, tai man užtenka, sako, aš nueinu į bažnyčią, ten skaito Dievo žodį, pakalba, padalinasi, pasako pamoksliuką trumpą, sako, mes pabūnam ten, pasimeldžiam, sukalbam poterius galbūt kažkokius ir tuom viskas baigėsi. Bet yra problema ta, kad, iš tikrųjų, jeigu tu eini tuo keliu tokiu, kurį ateiti į bažnyčią ir atsižymėti, tik tais ten tu nepažinsi tiesos. Nes netgi ne visose bažnyčiose yra skaitomas visas Dievo žodis. Kai kuriuose bažnyčiose Dievo žodį skaito kaip pagal sustatytą liturgiją. Ir tenais yra skaitoma tik tais dalinai, bet nėra visas šventas raštas skaitomas iš eilės, daleiskim Naujas testamentas, ir jis nėra aiškinamas. Nėra aiškinamas tos tiesos, kurios ten nėra užrašytos, nėra ten kalbama apie tai. Yra tik tai surinktas, sudarytas Dievo žodžiai, išimtos iš konteksto Dievo žodžio vietos ir jos yra traktuojamos. Biblija taip neturėtų būti skaitoma. Biblija turi būti skaitoma iš eilės, visa skyriai, neišėmamos eilutės, nei iš kažkokio tai rašto vietos ir traktuojamos taip, kaip tau patogu. Ne, Dievo žodis yra pilnas skaitomas, jį reikia skaityti ir tam, kad tu pažintum Dievo žodį, kad tu pažintum, kurioje tu vietoje esi. Ar tu eini gerų kelių, tai labai svarbu yra. Ir kaip sakiau, Dievo žodis tai vėlgi toksai dalykas, per kurį aš galiu patikrinti, ar aš esu krikščionis. Vėlgi gal prie to pirmo klausimo atsakymo, sakykime,
aš norėčiau, kad kiekvienas mes savo užduotume tokį klausimą. Ar aš esu krikščionis? Jeigu aš vadinuosi krikščionis, tai kodėl aš vadinuosi? Ar dėl to, kad aš per Kalėdas ir per Velykas nueinu į bažnyčią, atsižymiu ir viskas. Ir basta, toliau mano krikščionybė čia ir pasibaigė. Tai jeigu norėtumėt, tiesą išgirsti, tiesa būtų skaudi, tada tu nesi krikščionis. Ne, tu tikrai nesi krikščionis dėl to, kad tave mažą pakrikštijo kažkas tai prieš tavo valią, dėl to tu netampi krikščionis. Krikščionis tai yra tas žmogus, kuris pažįsta Dievo valią ir ją vykdo. Ir seko Jėzumi. Jėzus sako savo žodį, kas neims savo kryžiaus ir neseks manimi, tas negalės įeiti į Dievo karalystę. Taip Jėzus žodžiai, Jėzus pats taip kalbėjo. Tai ką tai sako šiandien man? Šiandien Jėzus tebėra su manim. Jo dvasia yra čia žemėje. Jis man gali apreikšti savo žodį. Jis man gali kalbėti ir jis nori kalbėti ir jis nori, kad aš juom siekčiau. Ir vienas iš tų būdų pagrindinių bažnyčiose, krikščionybei, tai yra tas, kad aš turiu šiandieną galimybę girdėti jo balsą, bet yra kitas klausimas, ar aš iš tikrųjų noriu girdėti jo balsą. Dažniausiai mes nenorim jo girdėti, nes jeigu mes išgirstam jo balsą, jo žodis mus verčia keistis, verčia išsižadėti kažkokių dalykų, kurie yra man patogus, bet nepatogus Dievui, kurie netinka Dievui. Ir dažniausiai mes paprasčiausiai, aš pats taip skaičiau, seniau šventą raštą, tik dalinai kažkur tai atsiversdavau, tas vietas, kurios man nepatikdavo, aš jas užversdavau, ir save baudinėdavau. Sakydavau, dar ne laikas, užaugsiu, kai bus laikas, tada dar paskaitysiu, arba suprasiu, gal man kas nors paaiškins. Save taip apgaudinėdavau, kad nepažinčiau tikros tiesos, kad man nereikėtų keistis į tą pusę, kurios norėtų Dievas. Ir aš nebuvau tikras krikščionis, gal dalinai aš siekiau, dalinai bandžiau eiti paskui jį. Aš norėjau galbūt, bet norėjau, kaip sakant, ir savo gyvenimą gyventi taip, kaip man patogu, ir save krikščionim vadinausi, norėjausi vadintis. Ir vis tiek, aišku, po truputį, jeigu tu ieškai tiesos, tu prie jos dasikasi, tu tikrai ateisi tą vietą, kada tu ją pradėsi skaityti, bet tu turi ieškoti tiesos, skaityti, norėti, pažinti, tada tu daeisi prie tos tiesos. Tai vat, krikščionis tas, kuris pažįsta Dievo valią. Dievo valią mes galim pažinti šiandien. Pirmas tas dalykas tai per Dievo žodį. Per Dievo žodį, per Bibliją pasiimu aš Naują Testamentą, aš jį atsiverčiu ir aš jį skaitau. Ir ten yra viskas parašyta. Aš kaip sakau, Biblija tai yra šiandien man toks dalykas, kuris tai nėra žinių kažkoks tai rinkinys, tai yra ir žinių rinkinys, ir tai yra, bet tai nėra svarbiausiai. Biblija galima ir kaip istorinė knyga pažinimo irgi, bet tai irgi nėra svarbiausias dalykas. Visų pirma, Biblija yra Dievo žodis, kuris turi kalbėti tavo asmeniškai, jis neturi kalbėti tavo giminaičiui, žmonai, vyrui, vaikams, bet Dievo žodis turi kalbėti tau. Tau ne apie kitus žmonės, bet apie tave patį. Taigi, kad aš sakau, kad Dievo žodis yra lygiai taip pat kaip ir veidrodis man. Jeigu aš skaitau Dievo žodį, aš atveriu širdį, sakau, Dieve, apreikš man, ką tu man nori pasakyti per šitą žodį. Tada aš jį skaitau ir tai, kas ten yra užrašyta, ten yra tikrai užrašyta man. Ir tos vietos, jos mane keičia, kada aš jas skaitau. Ir vat, dėl ko aš sakau, krikščionybė, Dievo žodis yra pamatas krikščionybės visos, nes pats Dievas yra žodis. Ir vat, paskaitysiu kelias vietas iš Šventojo rašto, Dievo žodžio, tai Jėzus pats vaikščiojo šioje žemėje ir tuos žodžius čia jisai kalbėjo. Čia nėra kažkieno užrašyti ar kažkieno sugalvoti ar pridėti žodžiai. Biblija yra ta pati Biblija, tiek protestantų, tiek krikščionių Biblija, tų katalikų, sakykime, viena ir ta pati Biblija. Ir jeigu mes ją skaitysim, mes skaitysim tą patį žodį. Tad aš tokias kelias eilutes paskaitysiu. Jėzus meldėsi Dievui, jo malda Dievui buvo. Ir čia iš Jono Evangelijos 17 skyriaus 17 eilutė.
Jėzus sako savo tėvui, mūsų visų Dievui, pašventink juos savo tiesa, tavo žodis yra tiesa. Jėzus kalbėjo, meldėsi taip ir jisai meldėsi čia už savo mokinius. Ir pašventink juos savo tiesa, o tiesa yra jo žodis. Žodis yra tiesa. Nėra žemėje kitos tiesos. Gali būti tavo tiesa. Ta tiesa bus dalinė. Tavo tiesa, valstybės tiesa, nustatytos kažkokios pažinimo tiesos, dar kažkas tai išvados kažkokias, bet tai nebus tobula tiesa, vienintelė tiesa, tai yra Dievo žodis. Ir va Dievo žodis, aš sakau, jis yra antiek nuostabus, jis yra atsakymas ir visus tavo gyvenimo klausimus. Jeigu tu nuoširdžiai pasiimsi Dievo žodį ir tu norėsi, kad tavo gyvenimas keistusi, ir tu norėsi netgi savo buitinius kažkokius dalykus, kad jie kažkur keistusi, kad tu gautum atsakymus, kaip elgtis ar vienoje ar kitoje situacijoje, tu atsivertęs Dievo žodį, skaitysi ir jo klausi, Dieve sakysi, apreikš man, tu tikrai gausi apreiškimą, tu tikrai gausi tiesos pažinimą. Jis yra šviesa ir tiesa, jis apšviečia visas situacijas, jis visą sukūrė, jis viską palaiko ir viskas yra Dievo žodyje. Ir jis yra nekvestionuojamas, aš sakau. Dievo žodis tai yra vienintelė tiesa, ant kurio aš galiu statyti savo krikščionybės pamato. Jeigu aš sakau, kad Dievo žodis dar yra ne viskas, tai nėra svarbiausiai, tai aš galiu pasakyti, žinok, tu esi žmogau tikrai klaidoje. Aš žinau, kad daugelis krikščionių, save kur vadina krikščionimis, sako, tai yra dar ne viskas. Sako, yra prieitų kartų, tėvų, ten šventųjų patirtis, patyrimai ir mes turime remtis jais, mes patys negalime pažinti Dievo žodžio. Blefas, visiška nesąmonė. Taip, sutinku, patirtis, viso kito, mes galime skaityti tas knygas, visą kitą, ten yra daug tiesos, bet jos nereiškia, kad jos galėjo būtent tau, tai buvo to žmogaus gyvenimo situacijoje ir jam duotas apreiškimas, Dievo žodis apreikštas pagal jo gyvenimo situaciją, pagal jo laikmetį, pagal jo būdą. Bet Dievas yra gyvas ir jis nori kalbėti tau šiandien, čia ir dabar, kiekvienoje situacijoje. Dievo vienas iš vardų, kaip jisai yra, sako, aš esu, aš nebuvau, ne aš būsiu, bet aš esu čia ir dabar. Ir kiekvieną akimirką su tavimi nori kalbėti, kiekvieną akimirką jis nori tau apsireikšti. Ir vėlgi, aš kaip sakau, ir jeigu tas apreiškimas yra dvasinis arba meditacinis, kaip ten sakyti, nežinau, kažkaip tai tu maldoje gauni apreiškimą ar ką, tai jisai turi atitikti tavo Dievo žodį. Turi atitikti Dievo žodį, nes kitu atveju tai bus klaida. Jeigu tu, kaip ir dabar, daug kas iš krikščionių iš tikrųjų žino mane, žinom, kad laikai yra paskutiniai ir tai yra tiesa, kad laikai yra paskutiniai ir neaišku, kiek čia mums to laiko beliko ir visi labai nori bažnyčią būti paimta į dangų ir ačiū Dievui, kad jie nori ir dega ir laukia visą kitą. Bet yra labai daug klaidos šiais laikais, kad žmonės gauna apreiškimų, sapnuoja iš savo norų, dėl to, kad jie taip nori. Ir jiem taip apsireiškia, jiem pradeda prisisvajoti, prisigalvoti tokių dalykų ir pradeda skelbti. Ir žinom, kad net visam pasaulyje dabar buvo atsiradę tokių, kurie skelbia, kad ant šitų švenčių, žydiškos šventės, Roš Hašanatos, kur buvo ir turėjo būti bažnyčios paėmimas, bet visi liko ir visi kažkas nusivylė. Aš vėlgi nieko nekaltinu, nieko. Ir aš pats norėčiau, kad tai būtų, aš labai norėčiau. Bet yra Dievo žodis, kuris turi remtis tie apreiškimai, kad ar tai gali būti, ar jau įsipildė tos pranašystės, kurios jau turėjo įsipildyti, ar jau tam yra atėjęs metas, aš vėlgi viską galiu tikrinti su Dievo žodžiu. Taigi aš kaip sakau, Dievo žodis yra pagrindinis mano krikščionybės pamatas, ant kurio aš turėčiau stotis, kur galėčiau tikrinti savo gyvenimą, ar aš esu gerų kelių einu. O dar vieną vietą paskaitysiu, tai nepaskaitysiu, gal atsiminsiu, taip dabar žinau iš Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutė. Jėzus sako,
Jėzus vėlgi taip pat kalbėjo savo mokiniams ir kitiems žmonėms. Sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueis pas tėvą kaip tik per mane. Taip sakė vėl Jėzus kalbėjo. O Jėzaus žodis yra Biblija. Biblija. Jeigu aš skaitau Bibliją, aš galiu pažinti tiesą ir galiu juos sekti. Ir va tokiu būdu aš tik paveldėsiu dangaus karalystę. Jeigu aš bandau be Jėzus gyventi taip, kaip man patogu, arba savo gerais darbais kažkaip tai įeiti į dangų, tikrai mes būsim nusivylę, mes neįeisim savo jėgom ar savo gerais darbais į dangų, be Jėzus niekaip. O Jėzus yra Dievo žodis, kelias, tiesa ir gyvenimas yra jisai. Ir užtat mes skaitom šventą raštą ir sekame jom ir darome tai, ką jis sako mums. Taip pat dar paskaitysiu vieną vietą, Hebrajam 4 skyrius 12 eilutė. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies mintis bei sumanymus. Tai va, jeigu aš skaitau Dievo žodį, manyje vyksta apvalymas. Dievo žodis jis aštrus kaip dviašmenis kalavijas, kaip aš sakiau, dėl ko dažnai žmonės nenori girdėti Dievo žodžio. Sako, man nereikia Dievo žodžio, aš nueisiu bažnyčiai ir man bus viskas gerai. Ne. Iš tikrųjų, jeigu tu žmogų ateini į bažnyčią ir tau, pavyzdžiui, yra klausimų kažkokių, tu skaitai Dievo žodį ir tu negali suprasti, ne, iš karto galbūt visko. Ir tikrai tai būna, nes labai daug yra, sako, daug denominacijų visokių ten, tų krikščionybės atskalų, kaip sakant, ir visi traktuoja savo tą Dievo žodį, kaip jam patinka, arba kiekvieni savaip, žinai, ir tu negali susigaudyti, kur ta tiesa, kaip tą Dievo žodį skaityti, kaip jį suprasti. Ir jeigu tau tokioje bažnyčioje, tu prieisi ten, jeigu katalikas pas kunigą, tai netgi aš tau duodu 100%, tau neatsakysi daugelį klausimų, kurie tau rūpės, nes aš daug klausimų uždavinėjau, man į daug klausimų neatsakinėjo, netgi pasipiktindavo, kad sakydavo, tu neišprūsėlis ar taip toliau, nes aš klausiau tiesos, kad man atsakyk. Ir man neatsakė, iš tikrųjų, yra tokia laida, netgi klaus kunigą ir aš ten rašiau, tai vienu žodžiu, pasipiktinimo sulaukiau. Ir daugelis bažnyčių nebūtinai gali būti ir protestantiškose bažnyčiose. Jeigu tu ateisi pas pastorių ir jis tau sakysi, išaiškink man šitą žodį, susėsk ir mes pasikalbėkim ir paaiškink, ką čia nori pasakyti, toje vieta ar ta vieta, kaip taikyti tą žodį man savo gyvenime. Ir jeigu jis su tavim nekalbės arba sakys pats, skaityk, aš tau galiu vieną pasakyti, arba kaip kiti sako, tau Biblijas tu nesupranti, tau neskaityk, tau tu negali suprasti, iš tikrųjų tu iš šitos bažnyčios geriau bėg. Neik, o bėg. Bėg ir ieškok ten, kur su tavim bendrauja, kur iš tikrųjų žmonės ieško tiesos. Ieško tie, ne taip, kur įrodinėja, gali daug žodžiais pasakyti, kad, žinai, tokia, anokia tiesa kapojasi tenais, bet akis į akį nesusėda ir nesikalba. Ieškok žmonių, kurie su tavimi bendrauja, tie, kurie nori pažinti tiesą, kurie nori skaityti su tavimi žodį ir tu taip galėsi augti, tu taip galėsi pažinti jį. Dievo žodis sako, 2-3 mano vardu ir aš esu jūsų tarpe. Jeigu tu atversi širdį ir iš tikrųjų tu norėsi ne kažkam kažką įrodyti, kad tu teisus ar tu neteisus, bet tu norėsi pažinti tiesą, tu tikrai susėsi prie vieno stalo, atsiversite Dievo žodį ir jūs tikrai pažinsite tą tiesą, pažinsite tikrą dogmą, kokia yra Dievo dogma, tai kokią žinią siunčia Dievas per savo žodį ir tu tikrai galėsi pažinti žodį. Būtent dėl to ir sako, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Dėl ko jis yra gyvas. Gyvas dėl to, kad jis kalba būtent čia ir dabar, kad aš skaitau Dievo žodį ir jisai už bet kokį dviašmenį kalaviją aštresnis, nes jisai yra tiesa.
O tiesa dažniausiai žmogus, žinot, žmogus mes tokie esam. Mes turim nuosavą teisumą, mes turim puikybę, kurią mes turim nugalėti. Ir su tuo žodžiu mes tik tais galim nugalėti savo išdidumus, puikybės tuos, kada mes tiesos norim ją pažinti. Ir kada aš skaitau Dievo žodžiu, aš pagal savo gyvenimą jums liūdžiu, nes aš kada pradėjau gilintis iš tikrųjų Dieve, man apreišk, kokia yra tiesa, man buvo labai skaudu. Aš kelis sykius net mečiau iš šoną Bibliją ar knygą, kurią aš skaičiau, kur buvo Dievo žodis užrašytas, nes tai man pjovė mano vidų. Aš supratau, kad aš esu klaidoj ir aš jos negalėjau pripažinti klaidos. Bet man dvasia šventoji kalbėjo, sąžinė man kalbėjo, aš numečiau knygą, man sako, ko tu mėtis, sako, pakelk ir patikrink su Biblija, ar tas žodis yra tiesa, ir aš įkėliau tą žodį, atsiverčiau Bibliją ir lyginau, ir tikrinau, ir man teko nusižeminti ir prieš Dievą, ir prieš save patį, paminti savo puikybę ir įsitvirtinti Dievo žodį. Bet, žinot, aš pasakysiu, tai buvo skaudu ir dabar aš žinau, kad daugelį yra skaudu pripažinti tiesą, numirti savo pažinimui, bet tai atnešė laisvę. Atnešė laisvę, šita tiesa padarė mane laisvą. Laisvę. Dievo žodis duoda laisvę. Laisvę, kada tu nugali save. Tada tu tvirtai, galutinai atsistoji tvirtai ant krikščionybės pamato. Nes jeigu tu būsi tasai kaip siūbuojama nendrė, tai tokia, tai žinai, tu niekada nestovėsi tvirtai, tu niekada neturėsi tos ramybės, vidinio džiaugsmo, tu visą laiką turėsi abejonę, tu niekada nebūsi tikras, tu nebūsi užtvirtintas ir užtikrintas, tu neturėsi kieto stuburo, kaip aš sakau, krikščionybėje, o to reikia Dievui, kad tu galėtum tarnauti, kad tu galėtum stovėti tvirtai, turėtum ramybę, tau reikia pažinti tiesą, tik tiesa išlaisvins. Tiesa tai Dievo žodis. Toliau kartoju tą pačią eilutę. Jis prasiskverbė iki pat sielos ir dvasios atšakos, ir sąnarių, ir kaulo smegenų. Tai čia kaip sakiau, kada tu tiesą skaitai ir jinai tave persmelkia, ir tu pats tada pažįsti, kas yra tiesa, o kas ne. Ir teisė širdies mintis bei sumanimus, sako. Tai va širdies, tai tavo sielos. To, ko tu galbūt neįvardini lūpom, galvoji vieną ne, ir esi susiskaldęs savo viduje. Ir jis teisė, Dievo žodis teisė. Dievas žino tavo vidų, kurioje tu vietoje esi, ar tu klaidoje, ar neklaidoje, ir tada tu paprasčiausiai apvalai save. Tu pripažįsti tiesą, ją priemi ir keitiesi. Ir va tai duoda laisvę. Dievo žodis taip pat, aš kaip sakiau, jis man yra kaip veidrodis, ir dėl ko šiandien kiekvieną dieną skaitau Dievo žodį. Tam, kad aš kiekvieną dieną, tas pats žodis, kurį aš galbūt perskaičiau vakar, užvakar, arba aš jau tą Bibliją ne vieną sykį esu perskaitęs, bet jis man reikalingas, Dievo žodis, kad jis kiekvieną dieną atnaujintų mano protą, kad aš galėčiau atsinaujinti dvasių ir galėčiau keliauti tiesos pažinime. Nes aš gyvenu tam pasaulyje ir jeigu aš esu be Dievo žodžio, aš jo neskaitau, mane uzurpuoja šitas pasaulis, šito pasaulio darbai, rūpesčiai, mintis, tos filosofijos, psichologijos visokias. Ir tu nenori, tave nuneš, atitrauks tave nuo Dievo žodžio ir tu nueisi ten, kur tu nori, bet nebeisi ten, kur nori Dievas. Todėl aš turiu kiekvieną dieną skaityti Dievo žodį. Aš nesakau, kad jūs turit, aš turiu skaityti Dievo žodį. Aš tai darau tam, kad aš eičiau tiesos keliu, kad manęs nenuneštų. Nes jeigu nebus Dievo, ateis kitas kunigaikštis, pasaulio kunigaikštis, tai polės angelas, tai šėtonas, sakykime, jis nori tavo gyvenimą uzurpuoti, nori, kad tu neįeitum į Dievo karalystę, jis nori tave užvelti savo rūpesčiais, darbais, gerais darbais kažkokiais tais, kad tik tais tu nepažintum Dievą, nepažintum tiesos ir kad jis tave galėtų nunešti, nori tave įtraukti į šito pasaulio sūkurį. Būtent dėl to reikalingas Dievo žodis yra, kad tu jį pažintum tiesą. Nereikia bijoti tiesos, nereikia bijoti Dievo žodžio, reikia jį skaityti ir jis išlaisvina. Ir su to pasidalinimu lygiai taip pat labai džiaugiuosi, mes dabar irgi, kaip sakiau, yra tie paskutiniai laikai, ne, ir daug kaip tų
visokių teorijų, kada čia ateis Dievas, kada čia bus bažnyčios paėmimas, kada bus čia 7 metų tas suspaudimo laikotarpis, kokias tos bus negandos čia rūstybės išlietas, kas čia daros pasaulyje. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs skaitytumėte Dievo žodį, kas neskaitot, noriu pasakyti, tai ten yra viskas aprašyta. Ir kokias negandos, ir kas laukia mūsų, ir kas dabar vyksta pranašystės, kokiuose vietose mes esame įėję tą laikmatį. Taigi, aš kviečiu kiekvieną žmogų susirasti kažkokią tai bažnyčią savo mieste ar savo vietovėje, kur gyvena. Ir bažnyčios dažniausiai, protestantiškas bažnyčios, tai turi savo grupeles, kurie ne tik ateina ten į bažnyčias paklausyti pamokslo ir pašlovinti Dievą, bet papildomai renkasi ir į grupeles. Į grupeles, tai vadinasi ląstelės, ir ten jie skaito Dievo žodį, skaito, dalinasi. Mūsų bažnyčiai vyksta tie patys dalykai. Mes taip pat kiekvieną penktadienį, šiandieną penktadienis, 6 val. Vakare mes rinksimės bažnyčios nariai ir svečiai, ir iš gatvės žmonės ateina kitas iki. Ir iš kitos bažnyčios gali ateiti kitas žmogus, nesvarbu, esat visi laukiami. Ir mes susėdam prie stalo bendrą, siverdam arbatos, pasidalinam sausainių, pasiemam, valgom, kramsnojam, skaitom Dievo žodį ir dalinamės. Ir dalinamės atvirai iš visų pusių, nes Dievo žodis kiekvienam atsiveria skirtingai. Matai, vienas yra vienoje pažinimo vietoje, kitas kitoje vietoje. Vienas iš vienos pusės mato Dievo žodį, kitas iš kitos pusės mato Dievo žodį. Nes, kaip sakant, toks pavyzdys, paprastas. Daleiskime, čia yra kompiuteris, va čia yra stiklas, o čia yra oda dirbtinė, sakykime. Ir va čia vienas žmogus stovi ir jo paklaus, kaip tas kompiuteris atrodo. Jis sakys, dirbtinė oda. O čia kitas žmogus stovi, ne? Sakysi, kaip tas atrodo kompiuteris. Sakys, čia stiklinis paviršius, jis iš stiklo. Tai krikščionybėje panašiai. Ne visai taip, bet panašiai. Daug kas gali matyti iš skirtingų pozicijų Dievo žodį suprasti, bet jeigu tu atsisėdai prie bendrą stalą, tu tą patį kompiuterį apsuksi ir tam žmogui parodysi tą pusę, tu parodysi tą pusę. Ir jeigu tu nenorėsi įrodinėti jam, kad yra taip o kitaip, bet tu atsiversi ir pats pasižiūrėsi, kad yra ir dar kitaip, tada tu tikrai pažinsi tiesą. Ir tai yra nuostabus dalykas, labai įdomiai atsiveria Dievo žodis, kada mes skaitom ten 2, 3, 4, 5, susirenkam ir iš tikrųjų tiek plačiai išsiskleidžia, mes galim vieną skyriuką, kelias eilutes ten, visą vakarą, mums laiko neužtenka, mes tiek galim pradėti skaityti, analizuoti Dievo žodį, nes prie kiekvieno žodžio tu gali sustoti ir į tą žodį matyti savaip ir analizuoti, ir tikrai yra gelmės didelės. Dėl to kviečiu visus, kas norit, galite ateiti pas mumis, iš tikrųjų laukiam dvaro 502 6 val. Penktadieniais. Esat visada laukiami, Taigi būkit visi palaiminti, ačiū, kad išklausėt ir linkiu visiems gero pažinimo ir kelionės geros krikščionybės. Siekite Jėzumi, nesiekite žmonėmis, nesiekite savo įnoriais, įgeidžiais kažkokiais, bet siekite Jėzumi. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimą. Ir tik jis nuves į amžinąjį gyvenimą, į kurį jums kiekvienam iš tiesų linkiu kiekvienam įeiti šitą gyvenimą, amžinąjį gyvenimą. Nes visa tai, kas yra šių žemė, yra laikina. O amžinybė mūsų laukia, tai yra amžinybė. Tai ačiū, būkit palaiminti visi.